dėl buvusio Dainos kino teatro, kuriame nori verslininkai rengti kazino. Mes prieštaraujam prieš lošimus, apskritai tai yra blogis ir stengsime šiandieną, kad ši byla patektų į Konstitucinį teismą ir tikėsimės Konstitucinio teismo sprendimo, kad lošimai kazino negalėtų būti steigiami prie švietimo įstaigų, prie bažnyčių. Iš viso geriausia, kad jie Lietuvoje būtų uždrausti, visi lošimai. Na, žiūrėsim, ką Kauno administracinis teismas pasakys, ar patenkins mano prašymą kreiptis į Konstitucinį teismą dėl to, kad aš galvoju, kad leidimas rengti lošimo organizatoriams lošimus prie švietimo įstaigų, prie bažnyčių prieštarauja Konstitucijai. Mano manimu, tai iš tikrųjų prieštarauja. Kaip Kauno apygardos teismas nuspręs, pasižiūrėsime. Gal atidės, gal pavyks, kad jie kreiptųsi į Konstitucinį teismą. Greitai žinosime. Viskas Temidės rankos.